Mes mokyklos psichologės, aš Justa, Aš Gabrielė, aš Viktorija, aš Agnė ir šiandien mes jums papasakosime apie psichologo darbą mokykloje. Tai specialistas, kuris padeda spręsti emocinius, elgesio ir socialinius iššūkius. Jis padeda kurti teigiamą aplinką mokykloje. Į mokyklos psichologą gali kreiptis mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Mokiniai gali kreiptis bet kada, kai tik pajaučia, kad jų savijauta suprastėjo. Psichologui galima parašyti elektroniniu paštu arba tiesiog užeiti į jo kabinetą mokykloje. Vaikai ir paaugliai pas psichologą ateina pasikalbėti apie kylančius iššūkius. Tačiau kartais gali būti nelengva kalbėti apie problemas. Tada psichologas gali pasiūlyti piešimų, žaidimų ar kitų pokalbį lengvinančių technikų. Apie ką kalba mokinys ir psichologas, lieka tik tarp jų, išskyrus tuos atvejus, kada kyla pavojus mokinio ar aplinkinių sveikatai. Prieš kiekvieną pokalbį su tėveliais, mokinys yra informuojamas ir kartu aptariama, kiek psichologas gali dalintis. Psichologo darbas efektyviausias tada, kai pagalbos procesą įsitraukia pats mokinys, kai jis yra motyvuotas. Taip pat labai svarbu, kad į visą pagalbos procesą įsitrauktų ir mokinio tėvai, mokytojai bei kiti specialistai, nes tik komandiniu darbu galima pasiekti reikšmingų rezultatų. Dideli kolegų ir tėvelių lūkesčiai, bendradarbiavimo stoka su mokinio aplinkoje esančiais asmenimis, pačio mokinio motyvacijos trūkumas bei vis dar egzistuojanti psichologinės pagalbos stigma.